Sveiki, aš Česka ir šitas video yra pagrindė apie Steam achievementus ir PlayStation trofėjus. Bet truputį noriu ir pašnekėti. Būtent apie platinų videkus ir noriu pasakyti, kad aš nelabai galiu jų dažnai išleisti, nes tai užtrunka tikrai nemažai laiko. Taip kad nenoriu, kad tikėtumėtės dažniau negu vieno, max 2 video per mėnesį. Esmė tame, kodėl aš darau tokius videkus, tos paprastesnius įkeliu tarp platinų videkų, tai tiesiog, kad nereikėtų taip ilgai laukti tų video ir kažką galiu naujo papasakoti. Pradedam nuo to, jog mes išsikraustom. Visiškai šviežias kambarys, nudažyta siena, nes buvo suknista po mano ledų priklijavimų, jeigu matėt prieš tai. Tai tiesiog dar viena papildoma priežastis, kodėl netaip dažnai išeina tie videkai. Tarp kito atsiprašau už aidą, nes tokį turbūt tikrai girdat. O tokius video tai tiesiog noriu paleisti, kad kanalas toliau būtų aktyvus ir nereikėtų juose daug montažo. Galėčiau nufilmuoti, čiut pakoreguoti ir įkelti. Gerai, platinos. Tai yra mano realiai didžiausias hobis ir jau tą darau nuo maždaug 2018 metų. Bet prieš platinas rinkdavau aš pačio Steam achievementus. Ir tai tęsiasi iki praeitų metų maždaug balandžio mėnesio, kada pagaliau nusipirkau PlayStation, nors labai skeptiškai žiūrėjau apie tai, jog aš esu įpratęs žaisti su klaviatūra ir pele, man čia PlayStation tikrai nereikia. Net nebeatsimenu, kas paskatino, bet tiesiog įsigijau tą PlayStation ir jį pamilau. Turėjau prieš tai ir PS2, ir PS3, ir PS4, su kurio PS4 net nežaidžiau, tiesiog nupirkau, kad mano draugas su manim galėtų Fortnite Office žaisti. Galiu pasakyti, jog pradžiai tikrai buvo sunku su pulteliu perprasti žaisti žaidimus, kol galiausiai įsivažiavau ir gal kas atsimenat, pirkau kompiuterį už tikrai nemažą sumą, tam, kad galėčiau streaminti, žaisti žaidimus, beje, jeigu nežiūrit mano streamų, tai twitch.tv/čestovas. Ir dabar galiausiai aš savo kompiuterio net neišnaudoju. Nu, galima sakyti, išnaudoju, nes montuoju ir panašiai, bet aš su juo nieko nebežaidžiu. Oficialiai esu tas PlayStation berniukas. Ir perėjęs į PlayStation, aš supratau kelis faktus, kodėl platinos rinkimas yra daug geriau negu patys Steam achievementai. Tai pirma priežastis yra tokia, jog Steamas neturi to vieno achievemento kaip platinos, kurie realiai tave apdovanoja už visus tavo surinktus trofėjus. Ir pasakysiu, kodėl tai yra labai svarbu. Man kas labiausiai nepatikdavo Steam'e, tai kad tu, kai surenki 100% ant kažkokio žaidimo ir tą žaidimą pastoviai update'ina ir atsiranda gal koks DLC, tu vėl nebeturi to 100%. Ir Steam'e tai vadinasi Perfect Games. Tai realiai, jeigu, sakykime, aš perėjau Cyberpunką, turėjau 100%, tada išėjo naujas DLC Phantom Liberty. Aš nebeturiu to Perfect Game ir nebeliu sakyti, kad aš jį esu pilnai padaręs. Tuo tarpu ant PlayStation'o yra platina už tavo base game'ą, tai yra trofėjus, kuriuos tu surenki už patį pagrindinį žaidimą. Ir jeigu jau atsiranda DLC, tai jie eina link 100%. Tai tu galimai irgi nebeturėsi to 100%, bet platinos trofėjus pas tave išliks. Aišku, ne visi žaidimai turi platinas, kai kurie irgi neturi platinos, tai ta pati situacija kaip su Steam'u, bet tokių tikrai nėra daug ir visi pagrindiniai turės tą platiną. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, išėjo Spider-Man'o 2 update'as, kur išleido New Game Plus, tai aš vėl nebeturiu 100%, nes rado vienas papildomas trofėjus, kad pereiti žaidimą ant New Game Plus. Ir tai yra pirma priežastis, kad tavo nuopelnai nėra realiai panaikinami. Noriu gal taip paminėti. Tuomet, po kažkurio laiko atradau puslapį, kuris vadinasi PSMP ar psmprofiles.com, kur yra realiai tavo biblioteka, tavo visi pasiekimai, tavo draugam pažiūrėti ar tau pačiam pasižiūrėti, kur yra visi gaidai parašyti, visi trofėjai, visi laikai sužymėti, viską tu gali matyti. Iš tiesų tą patį gali matyti ir Steam'e, tik labiau užsiknisimo, nėra, kad iš eilės kokius tu gavai ir panašiai, nėra tokių sąrašų, kad pažiūrėti, ant kiek galbūt pats trofėjus retas, ta pati platina. Negali pasidaryti trophy cabineto, negali pažiūrėti, kuris buvo to 50 Steam Perfect Game, kurį tu galbūt po to prarasi. Tai galėčiau padaryti video atskirai būtent kalbant apie šitą platformą ir jos funkcijas, bet dabar per daug neįsiplėsiu, tiesiog pasakysiu, kad labai geras įrankis mums yra, kaip tiem trophy hunteriam man. Ir kita man labai svarbis priežastis, tai buvo, ant kiek lengva yra nusihekinti Steam achievementus. Esu tikrai pats nekartą taip daręs, po to aš juos atsihekinau, nes galima nesunkiai pirmyn atgal taip stumdytus trofėjus ir pasimti. Ir man kas labiausiai nepatikdavo, kad kai išeidavo naujas kažkoks žaidimas, tarkim Resident Evil 4 atsimenu, realiai praėjus gal tik tai valandą ir 2 valandom po išleidimo, jau kažkas turėjo tą vadinamąją platiną ar Steam Perfect Game. Yra labai paprastas appsas, tai Steam Achievement Manager kažkas tokio. Tu tiesiog pasirinki žaidimą, pažymi trofėjus, kurias nori atsakinti, paspaudai spinelės mygtuką ir bam, visi tavo trofėjai iššoka tavo Steam'e. Nu, achievement. Ir tau nieko nereikia daugiau daryti. Tai aš taip esu padaręs su keliais žaidimais, kuriuose tiesiog jau nebenorėjau jų žaisti automatiškai ir nusihekindavai. Sakysi, bet Lukai, tu gali matyti datą, kada nusihekina tos achievementus. Ir tu matysi, kad visi atėjo vienu metu. Jo, bet tai nekeičia procentažą tada, kurį tai žmonės daro. Ir tuo pačiu gali įsijungti tą appsą ir po vieną tą achievementą karts nuo karto tiesiog pajungti ir atrodys pakankamai legit. Tuo tarpu su PlayStation taip tu irgi. Ten man atrodo, kad daug sunkiau, iš tikrųjų net nesinomėjau, kad gali hackinti tuos achievementus, bet geriausia dalis yra ta, kad PSMP puslapis, PSM Profiles, kurį ir minėjau, matys, kad tu hackini tos achievementus. Tai nežinau, ar tu gali PSN baną gauti, kur greičiausiai, kad gali,
bet to pačiu, kad PSMP baną gausi, tai yra beveik garantuota. Nes tave ten labai lengvai gali reportinti ir PlayStation'as į tai nežiūri kaip legit dalyką. Tarpu Steamas yra pasakęs, kad jiem nėra svarbu ir kad jie niekada nebanins žmonių, kurie būtent hackina tuos achievementus. Kita priežastis, kodėl aš perėjau į PlayStation'ą, tai buvo, kad jų ekskliuzyvai ir stabilus žaidimai. Su kompu niekada nežinosi, kokia tau problema, gal mažiau vieną dieną FPS, kitą dieną daugiau, gal kažką daugiau įsijungęs esi ir tada jau žaidimas pats lagina. Aišku, su mano kompiuteriu aš tokios problemos niekada neturėjau, tai čia gal labiau tiems, kurie neturi tų galingų kompiuterių ir negali viską pavežti. Galiausiai su PlayStation turėsi lokintą FPS capą, bet galiu pasakyti, jis tikrai nėra blogas, nebent žaidimas yra 30 FPS ir galėsi savo labai ramai atsipūti žaisti to žaidimus ir nesukti galvos, kad kažkas perkais, kažkas nedaveiks ar kažkas suges. Dar du dalykai man asmeniškai, tai labai lengva transportuoti tą patį PS5, nusineši prie teliko, pakrinti ant sofos, su pulteliu ir žaidai. Ir pati ta platina, kai iššoksta, nemilios. Geras jausmas tiesiog. Per žaidimų balsas Sigitas sakė labai gerą pavyzdį, tai kai įsivaizduokit, kad važiuojat su mašina ir tu pasieki 100 km/h ir jeigu tai būtų Steamas, tiesiog jau būna po to 105 km ir taip toliau ir nieko neįvyksta. O jeigu tai būtų PlayStation'as, pasieki 100, gauni platiną ir jautiesi apdovanotas. Toks greitas update'as, mano kitas video turėtų būti pagal viską turbūt Outlast Trials, kurią jau paėmiau platiną. Turiu dar porą idėjų, tai gal tie videokai išeis greičiau, greičiausiai nemanau. Bet turėsime Karolio LTU Republic renginį platinų rinkimus balandžio mėnesį ir balandį turėsime savo eventą, kur rinksime Gem Kingo platiną. Tai nusimato tikrai faini metai. Būtinai pakomentuok, kokius videokus norėtum pamatyti, ar galbūt apie tą patį PSMP, kad papasakočiau, ar apie savo prieš tai surinktus Steam'o achievementus, kuriuos surinkau, legit ar nelegit. Ir susitiksim videosikiuose arba streamuose. Labai laiku.